nuo kitų metų startuos tarptautinės krepšinio trenerių magistro studijos, kurias inicijavo vėlgi Kūno kultūros akademija, Lietuvos krepšinio federacija ir čia jos. Ir Worcesterio universitetas, tai yra Anglijos vienas geriausių sporto universitetų, daugkartinis Anglijos ir aplamai Didžiosios Britanijos studentų lygos nugalėtojai. Labai stiprią krepšinio programą turintis universitetas ir vėlgi kooperuojas tiek FIBA Europe, tiek Lietuvos krepšinio federacija, tiek Kūno kultūros akademija, matot, ir Worcesterio, tai yra 2 metų trukmės studijos, kurios dalinai bus vykdomos Worcesteryje, dalinai bus vykdomos akademijoje ir svarbiausia, kad šiuose studijose galės dalyvauti studentai tikrai iš viso pasaulio, bus viskas dėstoma anglų kalba, visos 7 moduliai, 4 moduliai bus dėstomi, teoriniai moduliai bus dėstomi Worcesterio universitete ir 3 praktiniai čia. Noriu pasakyti, kad didžiulis susidomėjimas jau dabar yra šiomis studijomis, dar net nepradėjus tinkamai, sakyčiau, reklamuoti. Yra daug besikreipiančių vien dėl to, kad yra būtent ta praktinė dalis, kuri bus dėstoma Lietuvos Kūno kultūros akademijoje. Būtent trenerių rengimas, galiu pasakyti, kaip pavyzdinis, Lietuvos trenerių rengimas yra labai gerai žinomas ir analogų neturintis, galėčiau pasakyti, pasaulyje. Jeigu apie 95% visų Lietuvos trenerių yra baigę Lietuvos Kūno kultūros akademiją, o Lietuva yra viena pirmaujančių tiek pasaulyje, tiek Europoje, tai aš manau, to proceso produktyvumą automatiškai parodo rezultatai ir tikrai labai daug besidominčių yra šiomis studijomis. Nežinau, jeigu norės kažkas detalesnės informacijos, jinai tiek elektroniniam variantė, tiek būtent spausdinta versija jau yra pateikta, taip kad mielai pateiksim tą informaciją. 6 berods Lietuvos rinktinės žaidėjai jau pareiškė norą irgi studijuoti šias studijas. Pagrindinis privalumas yra tas, kad tai yra skirta ir profesionaliem žaidėjim. Žaidėjim nereikia nutraukti karjeros tam, kad baigt studijas. Ir jeigu, daleiskim, vienas ar kitas žaidėjas žaidžia ar Rusijoje, ar Amerikoje, ar Kinijoje, viską galima daryti distanciniu būdu. Tai reiškia, kad kontaktinių valandų kiekis nėra didelis ir tas kontaktinės valandas gali žaidėjas arba studentas būtent išeiti vasaros laikotarpį, tai tarp sezono laikotarpį. Visa kita yra įmanoma distanciniu būdu. Bet čia prie visų tų tarptautinių dalykų, ką mes jau darėme.